esu Carlos ir tikrai ne Carlosas, o Carlos, nemėgstu, kad mane vadina Carlosas. Jau visą komandą žino, bet vis tiek visada reikia priminti to. Ir pagrindinis mano koseris, kodėl aš važiuoju į Dakarą, nes esu argentinietis. Gal dėl to mano akcentas toks eksotikas, arba keistas, arba visiškai nesuprantamas, bet taip yra. Ir bus jau trečią kartą, kur važiuoju į Dakarą, trečias mano Dakaras. Ir be abejo, kodėl taip man patinka, kodėl aš to noriu. Nes tikrai yra toks visiškas pasaulis, kokios mano funkcijos būtent Dakaro su Lietuvos komanda. Iš vienos pusės būsiu jūsų specialus reporteris, kartais bandysiu rodyti tas Dakaras, kur iki šiol nebuvo matomas, o to pasaulio Dakaras iki šiol nebuvo matomas del to, kad tiesiog rodom tik tai statistikos arba rodom rezultatus, bet dabar bandysim rodyti biškį daugiau, trupučiuką. Aš esu Vitoldas Milius, žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius. Į Dakarą su šia komanda važiuoju jau antrą kartą. Na, darbo sąlygos, sakyčiau, tokios lauko stovyklos. Gyvenimas yra palapinėse, maitinamės bivakuose, tokiuose lauko valgyklose. Visą laiką reikia suspėti kur nors laiku, nes jeigu nesuspėjai, nieko nebėra tenai toj vietoj. Ir vis tiek į dieną reikia važiuoti bent po 600 km. Na tai reikia suprasti, kur važiuoji, ko važiuoji, ką ten rasi, ką ten nuveiksi. Tai yra pirmasis mano Dakaras. Dakaras yra sena mano vaikystės svajonė. Tiesa, važiuoju ne važiuoti pats, o važiuoju filmuoti, gaudyti gerų kadrų. Kadangi Dakaras vyksta toli ir mes išvažiuojam beveik visam mėnesiui ir neturėsim galimybės grįžti namo, pasimti net ir menkiausio laidelio, reikia viską apgalvoti, viską susikrauti. Ir tam, kad įamžinti geriausius kadrus Dakare, aš į Dakarą vežuosi 4 GoPro kameras, kurių 2 bus pastatytos į Oskarą, o kitos 2 atliks papildomas funkcijas arba kaip pakaitinės, jeigu joms kažkas tai atsitiks. Ir taip pat vežuosi 2 fotoaparatus filmuojančius, su kuriais ir bandysiu gaudyti tuos visus gerus šaunius kadrus. Labas, esu Gedmantas Kropis, fotografas. Vežuosi visko daug. 8 komplektai maitinimo elementų, vien blykstai, jeigu bus tamsu, o ten dažnai būna tamsu, po 6. Tada daug kortelių su daug gigabaitų ir taip pat fotoaparatų 3-4 papildomos baterijos kiekvienam. Nu ką paimti į Dakarą? Nes tiesiog, kaip sakiau, yra maratonas ir yra daug dienų ir reikia turėti viską su savim. Ir be abejo, pirmas dalykas, kur aš paimčiau, yra geri batai. Geri batai reikia, nes nors yra ten labai karsta ir tokios tapkės, no? Lietuviškai sakyčiau. Labai patogu visur, bet dykumoje ant kopose su šitos tikrai bus puslis ant kojos ir nieko nedarysi. Šortai, su kuriais lankstysi beveik būsi visą laiką, nes yra tikrai karsta ir naudinga. Ir be abejo, Dakaro atributika. Reikia maikutės su komandos ir šitos maikutės o šitos t-shirt su komandos atributika yra be galo labai svarbus dalykas. Nes jos kartais veikia žymiai daugiau negu akreditacija. Tu turi akreditacija, jeigu lauke jau išorės nuo pačio bivako, jau esi niekas. O su maikutė tu gali prieiti daug kur, čia iš Dakaro, tada tau gali pasiekti žymiai daugiau. Maikutės reikia turėti ir miegmaišiai. Atrodo, kad miegmaišiai nereikalingas, būsim dykumoj, bet būtent, kadangi dykumoj būna šalta kartais. Ir reikia tikrai šiltai miegoti. Dieną labai šilta, naktį labai karsta. Regbio kamuolys, pavyzdžiui, mano mėgstamiausias sportas irgi liks Lietuvoj, nes tikrai nebus kada žaisti, kada sportuoti. Dar viena maikutė su Dakaro atributika. Čia mano pirmo Dakaro, kur važiavom su Aurelijum Petravičium. Bet irgi geras prisiminimas, kartais naudinga turėti su savim. Ir diržą, nes kelnes, kai Dakaras yra labai tikrai pavargstantis dalykas ir prarandi keletą kilogramų. Diržas gerai, nes po to kelnes krenta. Tiek.